Sveiki, šiandien taikysime pagrindinės logaritmų savybės, spręsdami uždavinius. Apskaičiuokite tokią logaritmų sumą. Logaritmas pagrindu 6 skaičiaus 2 plus logaritmas pagrindu 6 skaičiaus 3. Šiuo atveju turime dviejų logaritmų vienodais pagrindais sumą. Vadinasi, galime taikyti logaritmų sudėties taisyklę. Logaritmų sudėties taisyklė teigia, kad dviejų logaritmų vienodais pagrindais suma yra lygi to paties pagrindo logaritmui, kur logaritmuojamas skaičius yra sudedamų logaritmų skaičių sandauga. Galime duotą logaritmų sumą perrašyti kaip logaritmą pagrindu 6 skaičiaus, kuris yra lygus duotų logaritmų skaičių sandaugai. Tai yra 2 × 3. Pratęskime sprendimą. 2 × 3 lygu 6. Gauname logaritmą pagrindu 6 skaičiaus 6. Kadangi logaritmo pagrindas ir logaritmuojamas skaičius yra vienodi, logaritmo reikšmė lygi vienetui. Antrasis pavyzdys. Apskaičiuosime dviejų logaritmų skirtumą. Logaritmas pagrindu šaknis iš 3 skaičiaus 63 minus logaritmas pagrindu šaknis iš 3 skaičiaus 7. Taikome logaritmų atimties taisyklę. Ji teigia, kad dviejų logaritmų vienodais pagrindais skirtumas yra lygus šių logaritmų logaritmuojamų skaičių dalmens logaritmui tuo pačiu pagrindu. Duotų logaritmų pagrindai yra vienodi, taigi galime taikyti logaritmų atimties taisyklę. Gauname logaritmą pagrindu šaknis iš 3, kur logaritmuojamas skaičius duotų logaritmų skaičių dalmuo. Tai yra 63 padalinta iš 7. Padalinę šiuos skaičius gauname logaritmą pagrindu šaknis iš 3 skaičiaus 9. Tam, kad galėtume supaprastinti gautą logaritmą, logaritmuojamą skaičių 9 paverčiame laipsniu, kurio pagrindas bus toks pat, kaip ir logaritmo pagrindas. Tai bus šaknis iš 3 pakelta 4 laipsniu. Taikome papildomą logaritmo kėlimo laipsnių taisyklę. Šiuo atveju laipsnis 4 iškeliamas prieš logaritmą ir jis tampa daugybos nariu. Vadinasi, logaritmas pagrindu šaknis iš 3 skaičiaus šaknis iš 3 pakelta 4 laipsniu yra tas pats, kaip 4 kart logaritmas pagrindu šaknis iš 3 skaičiaus šaknis iš 3. Logaritmo, kurio pagrindas ir logaritmuojamas skaičius yra vienodi, reikšmė lygi vienetui. Vadinasi, 4 kart 1 lygu 4. Trečiasis pavyzdys. Apskaičiuokime duoto logaritmo reikšmę. Logaritmas pagrindu šaknis iš 2 skaičiaus 1/8. Suvienodinkime logaritmo pagrindą ir logaritmuojamą skaičių. Logaritmo pagrindą šaknis iš 2 paverčiame laipsniu. Tai bus 2 pakelta laipsniu 1/2. Logaritmuojamą skaičių 1/8 paverčiame laipsniu, kurio pagrindas bus 2 pakelta laipsniu -3. Logaritmuojamą skaičiui taikome logaritmo kėlimo laipsnių taisyklę. Šiuo atveju laipsnis -3 iškeliamas prieš logaritmą ir jis tampa daugybos nariu. Logaritmo pagrindui taikome papildomą logaritmo taisyklę. Jeigu logaritmo pagrindas pakeltas laipsniu, jam atvirkštinis skaičius. Šiuo atveju 2 iškeliamas prieš logaritmą ir tampa daugybos nariu. Suskaičiuojame daugybos narių sandaugą. O to paties pagrindo ir to paties skaičiaus logaritmas lygus vienetui. Tada gauname atsakymą -6. Šį uždavinį galima spręsti ir kitaip. Nuo pradžių, kuomet vienodinami logaritmo pagrindas ir logaritmo skaičius, galima buvo naudoti pagrindą šaknis iš 2. Ir logaritmo skaičių paversti šaknies iš 2 laipsnių.
kas būtų lygu -6. Ir jau toliau atlikti skaičiavimus. Paskutinis pavyzdys. Pakeisime duotą logaritmą logaritmų pagrindu 7. Pagal logaritmo pagrindo keitimo taisyklę, duoto pagrindo logaritmas gali būti pakeistas dviejų kitokio pagrindo logaritmų dalmeniu. Pavyzdžiui, jeigu duotas logaritmas pagrindu a skaičiaus b. Dalmenyje skaitiklyje bus logaritmas pagrindu c skaičiaus b, kas yra duotojo pradinio logaritmo logaritmuojamas skaičius. O vardiklyje bus logaritmas pagrindu c skaičiaus a, kas yra duotojo pradinio logaritmo pagrindas. Uždavinyje duotą logaritmą L skaičiaus šaknis iš 7 pakeiskime logaritmų pagrindu 7. Tai bus dviejų logaritmų, kurių pagrindas 7, dalmuo. Skaitiklyje bus logaritmas pagrindu 7 skaičiaus šaknis iš 7. Kas yra duoto pradinio logaritmo logaritmuojamas skaičius. Vardiklyje bus logaritmas pagrindu 7 skaičiaus 10. Kas yra duoto pradinio logaritmo pagrindas. Taikome kitas logaritmų savybes ir supaprastiname reiškinį. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užprenumeruoti kanalo naujienas. Iki pasimatymų.